Man asmeniškai tai laisvė yra du dalykai. Tai yra, viena vertus tai yra tiesa, kita vertus tai yra galimybė. Aš nežinau, kaip tai suformuoti. Tai galų galia galimybė daryti viską. Galimybė daryti klaidas, galimybė laimėti, galimybė daryti tai, apie ką svajoji, galimybė kažką siekti. Čia yra galimybė, čia yra laisvė. Kai tavęs iš išorės niekas nebando spausti, kad šitos galimybės tu iš principo negali turėti. Laisvė yra, iš tikrųjų, laimė gal greičiau. Laimė gal yra daryti, iš principo daryti kažką laimingo. Ir laisvė yra tai, kas leidžia tau tai daryti. Tai yra nešti laimę ir būti laimingam. Visiškai be apribojimo. Man tai yra teisė į tiesą tam tikrą prasme. Tai yra, kada aš galiu gauti teisingą informaciją, teisingą požiūrį, susiformuoti ne kažkieno paruoštą, ne kažkieno man sukramtytą ir paaiškinti, kad aš taip turiu suprasti viską. Su laisvė yra viena bėda, jai nereikia progos, tu ją gali švęsti kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną ją džiaugtis. Tai dėl to mes viešai, iš tikrųjų, jeigu mes suvoktumėm visi, kad tai yra jau, kad mes ją turim tą laisvę, iš tikrųjų mes ją turime. Sakau, gal mes neturim pinigų, gal neturim vidinio supratimo, kad mes ją turim. Galbūt mes kartais per kvaili, kartais per naivus, galbūt pas mus būna neteisingai išrinkti kažkokie tai dalykai, mes patys suklydom ir po to esam labai pikti ant viso pasaulio, kad patys išrinkom pažaduką ir kaltinam visą valdžią viskuo. Čia mūsų reikalas, bet laisvė jinai yra ir mes turėtumėm suvokti, kad jinai yra ir tai yra gerai ir tai yra tik dėl to, kad įvyko kažkokias tai apibrėžtus istoriniai momentai. Vasario 16 yra vasario 16, čia yra laisvė, kurią mums padarė jau mūsų proseneliai, tačiau kovo 11 tai yra diena, kada mes patys tai padarėme, mes turim tai atsiminti.